Sveiki, aš Karolis iš Heimatons, trumpai Jums pristatysiu ir papasakosiu apie Sakartvelo Gudauri kurortą. Tai yra mano paties labai mylima kryptis, Sakartvele ko gero esu buvęs daugiau kartų negu Kaune. Gudauri kurortas turi ypatingai didelį aukštį, slidinėjimas vyksta iki 3300 metrų. Tiek sniego prasme, tiek panoramų, vaizdas yra įspūdingas. Kaip visuomet, kelionę pradėsime nuo tiesioginio skrydžio iš Vilniaus į Kutaisio oro uostą. Kiekvienam keleiviui rankinis registruotas bei sportiniai slidinėjimo bagažai yra įskaičiuoti. Toliau turėsime pervežimą į Carpe Diem viešbutį. Sakartvelo Gudauri kurortas yra ypatingas tuo, kad turi labai didelį aukštingumą. Gudauri kurortas turi 70 km trasų, kurios yra įvairaus sudėtingumo. Kas mums patinka, kad kurortas nuolatos auga ir netgi šiuo metu yra vykdomas dar 2 naujų keltuvų statybos, kurios trasų kilometražą dar labiau padidins. Šiais metais savo klientam Gudaurio krypčiai pasiūlysime naują viešbutį Carpe Diem. Kuo jis yra ypatingas? Viešbutis yra ski in ski out tipo, stovi visiškai trasų papėdėje, baras, restoranas, giriamas už savo tiekiamą maisto kokybę. Carpe Diem viešbutis taip pat turi baseiną, sauną, viešbutyje yra ir slidžių nuomos punktas ir kadangi viešbutis stovi net 1800 metrų aukštyje, tai pro viešbučio kambarius taip pat atsiveria nuostabūs vaizdai. Sakartvelas vis dar yra pigi šalis, todėl jeigu lygintume standartinį slidinėjimo paketą Alpėse bei Sakartvelo Gudaurio kurorto, mes turėtume 500 eurų skirtumą, kas manyčiau yra reikšminga suma. Todėl labai kviečiu keliauti būtent čia ir patirti Gruzijos nuotykį.